Sveiki, brangūs žiūrovai ir klausytojai. Labai džiaugiamės, kad prie mūsų prisijungėte. Šiandien su jumis raštų tyrinėsiu aš, Laurynas, ir pastorius Valius. Labas, Laurinai, labas visi. Taigi tyrinėsime laiško Efeziečiams 4 skyriaus 2 dalį ir pradėsim nuo įsimintinos eilutės. Tai bus Efeziečiams 4, 22-24. Privalu atsižadėti ankstesnio senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais, atnaujinti savo protą dvasia, apsivilkti naujų žmogumi, sutvertų pagal Dievo teisume ir šviesos šventume. Valiau, taigi įtikėjus į Kristų, tavo gyvenimas turėtų pasikeisti, turėtum atgimti iš naujo. Ir kaip neturėtų ar turėtų elgtis žmonės įtikėję į Kristų? Na, visų pirma, šita tema labai svarbi, nes čia kaip tik ir kalbama apie Kristaus įkvėptą gyvenimą. Kaip turi gyventi krikščionis, tikintis žmogus, kuris išpažįsta Jėzų kaip savo viešpatį. Ir apaštalas Paulius šitą mintį vysto antroji daly, laiško Efeziečiams 4 skyriaus. Ir į tavo klausimą galima sakyti nuo 17 iki 19 eilutės Pauliaus žodžiais. Jis sako, taigi aš liepiu ir įspėju viešpatyje, kad jūs nebesielgtumėte kaip elgėsi pagonis dėl savo proto menkystės. Jų protavimas aptemęs, jie svetimi Dievo gyvenimui dėl savo širdies užkietėjimo. Jie surambėjo ir pasidavė juslingumui, godžiai ieškodami visokių netyrų pasitenkinimų. Taigi, kaip neturėtų elgtis įtikėjęs į Kristų? O paprastai žmonės pasaulyje užduoda klausimą, o kas man gali uždrausti daryti tai, ką aš noriu? Ir jeigu aš negaliu įgyvendinti savo norų, savo troškimų, tai dėl ko aš tada turėčiau gyventi? Ir žmogus sako, aš pasielgsiu taip, kaip laikysiu esant reikalinga. Ir jeigu traukia kokie dalykai, tai jų sieksiu. Ir pasižiūrėk tas žmogaus nusistatymas ir žmogaus mintis, kaip jos prieštarauja tam, ką parašė apaštalas Paulius. Ir tas Pauliaus pamokymas, jau gali pastebėti, kad jeigu pasaulio žmogus skaitytų, tai jam sukeltų norą prieštarauti. Kūniškas protas prieštarauja tam, kas yra parašyta šventajame rašte. Nes pirmas dalykas, žmogus nelaiko savo protavimo aptemusiu. O Paulius, kai jis kalba apie pagonės, kurie elgiasi nedorovingai, tai jis sako, jų protavimus aptemus. O žmogus jis paprasčiausiai nenori to pripažinti. Ir žmonės paprastai mano, kad jų mintis arba tai, kaip jie supranta viską, atitinka tą tiesos standartą. Tai yra, jų mintis yra šviesios. Prisimink, kai įvyko Prancūzijos revoliucija ir būtent tie konvento komisarai susirinkę, jie uždraudė Bibliją. Ir Biblija buvo tempiama per Prancūzijos gatves ir į laužo vietą ir tuos leidinius žmonės degino. Nes žmonės mane, kad būtent Biblija varžo ir neleidžia laimingai gyventi. O kai išjuokė Bibliją ir Biblijos vertybės, tai patys susidūrė su didelė grėsme iš tos perspektyvos, kad prasidėjo orgijos. Tai yra nuimtas standartas, moralės standartas. Jis atvėrė kelią tam netyrumui ir tas netyrumas pasiekia aukštumas. Ir pasirodo, kad iš tikrųjų protavimas aptemsta pas tuos, kurie atmeta Biblijos moralinės normas ir pasiduoda netyrumui. Čia iš to pačio, kaip dabartiniai kultūrai sakoma, kaip ten, sek savo svajonę, daryk kaip tau širdis liepia. Žinai, ta prasme... Paprastai tai. O klausimas. Tai va, kuom gyvena širdis, žinai, o
O širdį visi nuomonės formuotojai irgi formuoja. Na, tarkim, reklamos irgi formuoja tavo tam tikrus norus ir įgūdžius. Štai kur ramybė, štai kur džiaugsmas. Tai iš tiesų, Valiu, kaip yra pavojinga remtis širdies įgeidžiais iš tiesų. Šiaip, kai mes kalbam apie širdį, paprastai kalbam apie mintis, apie troškimus, apie tai, kur žmogus linksta. Ir visa tai yra formuojama, tos ir vertybės, ir žmogaus tas nusistatymas. Ir šiuo atveju taip, jeigu žmogus nežino šventojo rašto, jeigu jis nežino, ko moko Dievo žodis, tai seka visuomenės mada. O jeigu visuomeniai vertybės yra netinkamos, netitinka to standarto, kuris yra šventajame rašte, tuomet ir elgesys, ir troškimai netitinka Dievo žodžio. O nėra, Valiau, taip, kad vis dėlto žmogus trokšta tokio, kaip sakyti, vedimo ar kažkokio pastumėjimo iš šono. Na, pavadinkim, kad iš tiesų žmogus norėtų to vedimo ir jisai nesisėmė jo iš Dievo ir tada, tarkim, jam širdis padeda. Žinai, kaip sako, paklausyk savo širdies, nenurodys tau tikrąjį kelią. Sigirdėjęs, ar ne tokį? Ir mes pakeičiam tokį burtininkavimu, kažkieno patarimu, kur tau eiti. Ir tai yra ne Dievo ieškoti, o ateis tavo širdis tau paslapčia tave nuves ten, kur tau reikėtų. Jeigu mes įdedam tą tokį mistinį elementą, kur žmogus sako, kad, nes paprastai taip nebūna, kad žmogus visą laiką remtųsi širdimi, savo protu, raportavimu, nes egzistuoja atitinkamos elementarios visuomeniai normos, atitinkamos taisyklės, įstatymai, kurie pareguliuoja tavo širdį ir tavo troškimus, nes žmogus daug ko norėtų, bet tu negali važiuoti per raudoną šviesą, degant raudonai šviesai, negali važiuoti į sankryžą. Ir nesvarbu, kad tu tai nori. Ir tas yra su žmogumi, kadangi mes turim tą kūnišką prigimtį, nuodėmingą prigimtį, mes esam linkę atsitraukti nuo Dievo žodžio ir linkę daryti tai, kas yra netinkama iš egoistinės prigimties. Ir netgi jeigu įstatymai ir suvaržo, ir apriboja, tai ne visi yra patenkinti tais įstatymais, nes jie galvoja, kad tuo apribojimu neturi būti. Bet apaštalas Paulius jis labai aiškiai parašė, kad tikintis žmogus jis neturi vadovautis apgaulingais geismais, turi atnaujinti savo proto dvasią. Tai reiškia, turi pasikeisti pasaulėžiūrą, turi pasikeisti mintis, kitaip turi vertinti pasaulį ir visą tai, kas yra šitam pasaulyje. Prieš tai girdėjom, kaip neturėtų elgtis, o Valiau, kokią tiesą Paulius ragino laikytis tikinčiuosius? Čia, kur ir mes paskaitėm ir tą mintį apaštalas Paulius tęsė nuo 20 iki 24 eilutės, kad jūs ne šito išmokote apie Kristų. Jūs juk apie jį išgirdot ir pagal jį išmokot, kokia yra tiesa Jėzuje, kad privalu atsižadėti senesnio gyvenimo būdo, senojo žmogaus gyvenimo būdo, žlugdančio apgaulingais geismais ir atsinaujinti savo proto dvasią, apsivilkti naujų žmogumi sutvertų pagal Dievą teisume ir tiesos šventume. Tai kažkam tai skamba lengvai, kažkam tai skamba sudėtingai, bet tai turėtų būti, kaip sakyti, net nediskutuotinai. Tai, ką tu įvardinai, tai yra atgimimo savybės. Tai, ką apaštalas Paulius parašė. Taip. Bet žmogui ar sunku yra atsisakyti savo buvusio gyvenimo? Įpročiai, viskas turėtų keistis, Valiau, pagal tai. Taip, čia priklausomai, kokios vertybės yra žmogaus širdyje, nes priežasčių, kodėl žmogui sunku atsisakyti, gali būti įvairių, nes per daugelį metų atsiranda įpročiai ir atitinkami elgesio šablonai. O jeigu tu pradedi suprasti tiesą, tu matai, kad tiesa reikalauja
įdėti pastangas ir tiesa reikalauja atitinkamos ištvermės, kad tu juos laikytumėsi. Ir jeigu tu tokio įpročio nevystai, neturėjai, tai be abejo tu susiduri su tuo momentu, kai supranti, jog turi keistis. O tam reikalinga iš tavęs įdėti pastangų. Ir ne visi žmonės nori įdėti pastangas. Ir taip pat pažiūrėk į aplinkos veiksnius, kaip ir socialinį spaudimą, kaip ir kultūrą, jeigu ji priešiška tiesai, tai apsunkina tos tiesos laikymasi. Ir tada žmogus sako, man geriau elgtis taip, kaip moko kultūra, negu kad elgtis taip, kaip moko šventasis raštas. Tai kur yra riba, Valiau, kur tu keitiesi, o kur Dievas tave keičia? Čia yra individualiai žmogaus pasirinkimas. Pats žmogus yra atsakingas už tą santykį su Dievu, kaip jis kuria tą ryšį su Dievu. Ir atsakingas už tai, ką jis savo gyvenime renkasi. Nes tu turi teisę pasirinkti arba Dievo žodį ir prašyti Dievo pagalbos, Dievo vedimo, ir Dievas pakeis tavo mintis, pakeis tavo širdį. Arba tu gali eiti savo keliu. O tas gyvenimas pagal Biblijos tiesas iš tikrųjų reikalauja tos dvasinės stiprybės ir pastovumo. Jėzus pasakė palyginimą apie skirtingas dirvas. Ir sako, ten vieni priima žodį su džiaugsmu, bet, žodžiu, susiklošius aplinkybėms, tie žmonės greitai ir atmeta, nes neturi tos dvasinės stiprybės ir to pastovumo. O be pastovaus ryšio su Dievu, jeigu tu nesimeldi ir netyrinėjai rašto, jeigu tu nesi bendruomenės dalis, tu nesilankai bendruomeniai, gyventi, atsisakyti ten tų negatyvių, neigiamų įpročių yra sunku. Dievas tai padarė, kad žmogus įsitrauktų į bendruomenę ir pačioje bendruomenėje mokintųsi. Taigi, o kaip turėtų atsiskleisti tada įtikėjusio žmogaus naujas gyvenimas? Pažiūrėk, Paulius parašė toliau 4 skyriuje nuo 25 iki 29 eilutės. Tad pametę melus, kiekvienas kalbėkite tiesą savo artimui, nes mes esame vieni kitų nariai. Rūstaudami nenusidėkite, tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės. Ir nepalikite vietos velniui, kas vogdavo, tegul nebevagia, bet imasi triūso dirbdamas savo rankomis gerą darbą, kad turėtų iš ko padėti stokojančiam. Ir joks bjaurus žodis ten neišeina iš jūsų lūpų, kalbėkit vien tai, kas gera, kas prireikus ugdo ir duoda malonę klausytojams. Čia pakalbėjai apie darbus, Valiau, o dar yra toks dalykas kaip ir kalba, ką kalbam, kaip elgiamės. Tai o kaip suvaldyti savo kalbą ir ar tai lengva užduotis ar ne? Visų pirma, kad suvaldyti savo kalbą, reikia turėti švarias mintis. Ir Jėzus sakė, kad ne tai, kas išeina kad žmogus suteršia tai, kas išeina iš širdies. Ir jis kalbėjo apie tą egoizmą, kad žmogaus širdis yra pilna įvairių egoistinių norų. O jeigu požiūris netikęs ir žmogui patinka šmeižti kitus arba žeminti kitus, tuomet jis nekeis savo kalbos. Tai yra, iš bjaurios širdies gali kilti tik bjaurų žodžiai. Tačiau jeigu tu žiūri į žmogų kaip į Dievo kūrinį, kuris sužalotas nuodėmės ir kuriam reikalingas gelbėtojas, tuomet tu rinksis kokius tarti žodžius. Ir antra, tu žinai, kad pats dažnai pasielgiai netinkamai ir tau reikėdavo atgailauti, kad tau būtų atleista. Ir turėtum jėgų gyventi naują gyvenimą. Žinai, tokį girdėjau tokią mintį kažkada, tai jeigu tavo galvoje vis apsilanko blogos mintis, reiškia, jas ten turi lizdelį susisukusios. Blogos mintis gali ateiti, bet ką tu darysi su tom blogom mintim?
Ar tu pasidėsi jas į tą lizdelį ir perėsi ir žiūrėsi, koks vaisius yra viso to, ar vis dėlto tu pasipriešinsi to mintim. Na, su ta kalba yra, tarkim, apkalbos ar dar kažkas, čia labai tokia plati tema, Valiu, nes vieni gali kalbėti dėl to, kad aptarti, kiti gali kalbėti dėl to, kad apšmeižti ar pasimėgauti pliotku. Na, ir skirtingi žmonės kalbasi, tarkim, vienas iš istorijos kažkokios tai gali aptarti ir iš jos pasimokyti, kitas aptarti, kad kažką sugalvot, kaip padėti, o trečias, kad tiesiog papliotkinti. Ir kaip atskirti, na, ar supranti, ne, klausimas koks. Čia priklauso nuo žmogaus motyvo. Tai yra, kodėl žmogus taip kalba arba taip sako. O tikinčiam žmogui apaštalas Paulius, jis pateikia 2 kriterijus. Tai yra prieš kažką tai kalbėdamas, kad žmogus pirmiausiai pagalvotų. Pirmas kriterijus. Ar tu kalbėsi tai, kas prireikus ugdo? Nes Paulius taip ir parašė, kad kalbėkit, kas gera, kas prireikus ugdo. Ar iš tikrųjų tai ugdys žmogų? Ir antra, duoda malonę klausytojams. Tai yra, ar tai padės jiems kurti tuos gerus santykius, ar padės jiems, na, šita kalba kažkaip tai statys jų dvasinę asmenybę, jų dvasinės asmenybės ir padės kurti tuos santykius netgi su priešais, su tais, kuriais, na, žmonės nesutarė. Čia kalbama apie kalbą mokant kitus, ta prasme, čia ne apie paprastą dialogą kalbam. Čia kalbama apie ir mokymą, nes ir apie gyvenimo būdą. Ir paprastai, na, jeigu žmogus moko, tai natūralu, kad tai pereina ir į jo gyvenimą. Juk negali būti taip, kad jis mokins vieną, bet gyvenime jis vadovausis visai kitais principais. Ne. Bet mes matom labai daug tokių pavyzdžių, na, tarkim, visuomeniai, pasaulyje. Žiūrėk, Varo, toksai klausimas. Tu matai, kad žmogus vieną kalbą, o daro kitą. Bet mums nuodėmingiam, net ir besistengiant mums būti panašiais į Kristų, mes vis tiek kalbam taip, kaip norėtumėm, kad būtų, nors patys darom nuodėmių. Taip. Ar ne? Ir būna, kad netitinka mūsų kalba su mūsų vaisiais. Na, pirmiausiai, tai klausimas, nes jeigu vystom šitą temą apie kalbą, tai ar ta kalba yra klastinga ar ne? Ar siekdamas tu sieki kažkokios tai savo naudos, pažeisdamas kito teisės ar ne? Ar vis dėlto tu gali kalbėti ir išsakyti kokius tai rūsčius žodžius, kaip apaštalas Paulius sako, žiūrėkite, kad saulė nenusileistų ant jūsų rūstybės. Tai yra iki vakaro, tai išspręsk tą savo problemą. Bet jeigu kalbi statydamas žmogų, ugdydamas ir ieškodamas tai, kas naudinga jam, o nesiekdamas jį išnaudoti, na, čia yra visai kitas dalykas. Ką Paulius šiaip kalba apie kalbos valdymą? Na, pirmiausiai, 4 skyriaus 30 eilutėje tame laiške Paulius parašė: ir neliudinkite šventosios Dievo dvasios, kurią esate paženklinti atpirkimo dienai. Štai šita mintis iš karto po mokymo apie liežuvio valdymą, jis iškelia mintis apie šventąją dvasią ir apie šventosios dvasios nuliūdinimą. Gal galėtum plačiau pakomentuoti, ką tai reiškia nuliūdinti šventąją dvasią? Taip, kai kurie žmonės užduoda klausimą, o kaip galima nuliūdinti šventąją dvasią? Ir jeigu mes skaitome kontekstą apaštalo Pauliaus laiško Efeziečiams, tai atkreipiam dėmesį, kad dvasią gali nuliūdinti tavo pasirinkimas kalbėti kalba, kuri žlugdo kitus. Nes apaštalas Paulius labai aiškiai liežuvį susijęs su ir rašydamas toliau susijęs su šventosios dvasios nuliūdinimu. Nes šventoji dvasia jis siekia atkurti žmoguje Dievo paveikslą
ir ragina žmogų nusigręžti nuo nuodėmių, o tu savo kalba užkerti kelią žmogui pasikeisti. Ir prisimink vieną atvejį, kurį aprašė evangelistai. Čia evangelistas Morkus, trečiame skyriuje nuo 4 iki 5 eilutės, kai viešpats, stovėdamas žmonių fariziejų akivaizdoje, uždavė klausimą, ar šabo dieną leistina gerą daryti ar blogą, gelbėti gyvybę ar žudyti. Bet anie tylėjo. Tada rūsčiai juos apžvelgęs ir nuliūdęs dėl jų širdies kietumo tarė žmogui, ištiesk ranką, šis ištiesė ir ranka atgijo. Tai yra, Jėzų nuliūdino žmonių širdžių kietumas. Nes mes kaip ir kalbėjome, apaštalas Paulius taip vysto mintį, kad širdis turi būti atvira, ji turi būti pašventinta Dievo galios jėga. O neatgimusi širdis, ji tarė tuos tokius skausmingus žodžius. Ir jeigu Jėzų liūdino žmonių širdžių kietumas, tai ir šventąją dvasią liūdina žmonių širdžių kietumas. Ir Paulius ragina, kad neliūdinkite šventosios dvasios. Žiūrėk, aš tau tokį klausimą turiu. 17 eilutė, kaip sako, taigi aš liepiu ir įspėju viešpatie, kad jūs nebesielgtumėte, kaip elgės pagonis dėl savo proto menkystės. Proto menkystę įvardino. Valiau, kokio nusistatymo reikėtų laikytis mums žmonių atžvilgių? Taip, Paulius tą mintį ir vysto toliau. Pažiūrėk 31-32 eilutės. Te būna toli nuo jūsų visokie šiurkštumai, piktumai, rūstybės, riksmai ir piktžodžiavimai su visomis piktybėmis. Verčiau būkite malonūs, gailestingi, atlaidūs vieni kitiems, kaip ir Dievas Kristuje jums buvo atlaidus. Ir jeigu mes esam nusistatę prieš žmonės ir tas nusistatymas skatina piktą kalbą ir mes naudojam tas tokias retorinės, tokias strategijas, kad žmogui būtų ten skausmingiau ir panašiai, kai ištariam atitinkamus žodžius, vertinam žmonės. Tai visa tai, tas nusistatymas ir tokios retorikos, jos turi būti pašalintos iš krikščionio arsenalo. O krikščionio bendruomenės klesties ir bažnyčioje bus vienybė, jeigu šitų išvardintų dalykų bus išsižadėta, jos neturi pasilikti bendruomenėse. Kaip tu vertini tokią mintį, kad te būna jūsų kalba tokia, kad mums nereikėtų atgailauti? Tai išmintingi žodžiai. Tai atrodo, žinai, aš nieko blogo bendruomenė nedarau, bet kiek iš tiesų kalba gali paveikti tai ką sakai. Čia taip pat, kaip pasikeistų bendruomenė, kiekvienas narys imtųsi vykdyti pasižadėjimą iš šių teiginių. Siekiu, kad mano įtaka 7 dienos adventistų bažnyčios šeimoje ir už jos ribų būtų teigiama, pakylėjanti, ugdanti tikėjimą ir skatinanti dorą. Atmindamas Kristaus raginimus vienybei ir meiliai skirsiu daugiau jėgų stiprindamas tuos, kurie daro ir sako tai, kas mano nuomonė yra gera, užuot nurodydamas tų, kurie mano nuomonė klysta klaidas. Su kuo nors nesutikdamas, aiškiai parodysiu savo pagarbą bendratikiui. Aš priimsiu jo sąžiningumą ir pasišventimą Kristui. Skirtingą nuomonę pateiksiu švelniai, o ne griežtai. Aš gyvensiu džiaugsmingai, ieškodamas visų progų ugdyti ir stiprinti savo bažnyčios narius, laukdamas Kristaus sugrįžimo. Ir tai, Valiau, mes kalbam apie iš tiesų palaikymą. Taip, ir šitie žodžiai, čia kur tu paskaitėjai, kurie šitoj pamokoj parašyti, jie tikrai, sakyčiau, jeigu žmonės pasirinktų gyventi pagal šitos pasižadėjimus, tai pamatytų šventosios dvasios galią savo gyvenimuose. Nes šventoji dvasia yra pasiruošusi suteikti tikintiems žmonėms džiaugsmą ir daryti stebuklus.
Ir kai mes ragaujam to būsimojo amžiaus jėgų, kai mes semiamės tos išminties ir stiprybės iš šventosios dvasios, tai mūsų sustiprina ir įkvepia. Ir, sakykime, gyvenimas Kristuje tai nėra kažkoks tai vargingas, prislėgtas ar depresuojantis. Tai yra tu gyvendamas Kristuje, tikrai tu jausi tą džiaugsmą. Ir jeigu tavo širdis bus atvira, širdis švari ir priimsi Jėzaus mokymą, tai pasiryžęs eiti tuo keliu, laikytis tuo pasižadėjimo, tu pamatysi įtaką viso to. Ir taip kiekviena bendruomenė gali pasirinkti, ar ji vadovausis šitais pasižadėjimais ir gali išmėginti, kaip tai paveiks jos dvasinę būseną ir tą visą jų dvasingumą. Aš pastebėjau šeimoje, kaip svarbu yra palaikymo dvasia. Mes dažnai nevertinam, ką reiškia palaikymas, tiesiog, kad vienas, tarkim, iš sutuoktinių siekia kažkokio tai tikslo, kuris tau atrodytų visai gal ir nesvarbus, žinai. Bet kai tu jį palaikai, visiškai keičiasi santykiai tarpusavio. Ir turėtumėm neužmiršti, ko gero, kad ir bendruomeniai be galo didelė svarba yra ateiti į bendruomenę su palaikymo nusistatymu. O ne ten ieškojimo kažkaip, tarkim. Būsi geresnis, jeigu veiksi tai. Žinai, ta prasme, čia nepalaikymas. Palaikymas yra tu šaunuolis tame, ką darai, tarkim. Tai taip, tai Valiau, rezumuojant šiandienos mūsų tyrinėjimą. Mes galim rezumuoti šitą mintį, kurią apaštalas Paulius Efeziečiams 4 skyriuje išgvildeno tokiais žodžiais, kad Dievas suteikia jėgų gyventi naują gyvenimą. Žmogus neturi pasilikti vadovautis tuo, ką jis ankstesniam gyvenime, tai, kas buvo bloga ankstesniam jo gyvenime. Ne, Dievas jis pakeičia žmogų. Ir apaštalas Paulius ragina žmogų atsižadėti tai, kas žlugdo, ir priimti tai, kas pakelia ir veda arčiau pas Dievą ir padeda kurti santykius vieno su kitu. Ačiū, Valiau. Ačiū žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu. Lauksime jūsų prisijungiant sekančią savaitę tolimesniam Biblijos tyrinėjimui. Šiam kartui palaimingos jums savaitės ir sudie. Sudie.